Sveiki, mylėjai. Šiandien aš noriu pakalbėti apie gimimo dieną. Apie gimimo dieną, kurią mes švenčiame kiekvienais metais. Ir šita šventė daugeliu yra labai svarbi. Mes gaunam daug šiltų žodžių, pakviečiam draugus, šeimos narius. Bet ši diena yra ir energetiškai labai ypatinga. Ir jeigu mes teisingai sutinkame savo gimimo dieną, mes galim padaryti įtaką ateinančiams metams. Man dažnai rašo dėl to, ar aš galiu sudaryti horoskopą ateinančiams metams ir viskas įmanoma, viską galima sudaryti, bet aš daugiau mėgstu kalbėti apie deimantus, kuriuos reikia atrasti tais metais, kokius pokyčius padaryti, kokias energijas vyraus per ateinančius metus. Tačiau pati gimimo diena ir net gimimo valanda turi stiprią energetiką. Tačiau gimimo valanda kiekvienais metais nesutampa su tikrąja gimimo valanda. Taigi reikia žinoti, kada Saulė grįžta į tą patį laipsnį ir turi tiek pat minučių, kiek ir buvo, kai žmogus gimė. Tai galima pažiūrėti astrologinėje programoje, galbūt tai galima pažiūrėti ir kažkokiuose resursuose internete, reikia ieškoti, aš dėl to nežinau, bet kiekvienas astrologas jums galės suteikti tokią informaciją. Ir ką galima padaryti? Prieš 10 minučių galima žvakę deginti, galima įjungti meditatyvinę muziką, galima naudoti aromaterapiją, galima padaryti keletą įkvėpimų, iškvėpimų arba kitų praktikų, kurios leidžia jums nusiraminti. Bet kodėl dažnai naudojama žvakė ir kodėl patartina? Nes tai yra ugnies stichija. Ir sakoma, kad ezoterinis yra tokios žinios, kad būtent ugnis sujungia jūsų dabartį, ten, kur jūsų tašką, kuriame jūs esate čia ir dabar materialiame pasaulyje, su subtiliu pasauliu. Taigi per ugnį jūs galite nusiųsti informaciją į subtilų pasaulį. Taigi kažkur atlikti tam tikrus paruošiamuosius darbus, kad įvesti save į ramią būseną, nes kada mūsų protas nėra ramus, nėra prasmės daryti jokias įtaigas, afirmacijas, vizualizacijas, nes tai turi prasmę, kada jūs esate visiškai ramus. Taigi atlikite bet ką, kas padės jums nusiraminti, uždekite žvakę ir pamatykite save po metų. Na, tegul tai būna po, 11 mėnesių, bet kad jau praėjo praktiškai visi 12 mėnesių ir jūs esate jau ateityje. Nereikia matyti jokių konkrečių paveiksliukų, nereikia matyti ten, kiek pinigų pas jūs banko sąskaitoje, ar kokį automobilį jūs vairuojate, ar su kuo jūs gyvenate, ar kur dirbate, bet jūs turite pajausti, eikite per pojūčius, pajauskite, kad jūs esate visiškai sveiki, kad jūs esate laimingi, kad jūs turite vidinę energiją, kad jūs turite motivaciją, kad jūs turite norą gyventi, kad jūs norite pažinti šį pasaulį. Čia yra tik tai užuominos, jūs galite pamatyti ir pajausti tai, kas jums yra svarbu, bet nereikia kažkokių labai konkrečių čia vaizdinių per būseną. Eikite daugiau per būseną. Ir tai bus tokia energetinė praktika, jūsų asmeninė energetinė praktika, kada jūs užklojate tam tikrus pamatus ateinantiems metams. Ir be abejo šitą praktiką galima naudoti ir per šventės, kurios bus, pavyzdžiui, Kalėdos, naujieji metai. Na ir kitos stiprios energetinės dienos, apie kurias aš visada rašau.